Labas. Kadangi Kydex dėklai orientuojasi į ekipuotę skirtą ginklui, į ginklo nešiojimą kasdien, nusprendžiau padaryti apžvalgą apie ginklus, kuriuos naudoju pats. Tai pabandysim apžvelgti patį ginklą ir galbūt ta informacija bus naudinga tau, jeigu ruošiesi įsiginti savo pirmąjį ginklą. Tai pasižiūrėkime. Taigi, mano kasdienis palydovas, ginklą, kurį nešiojuosi kasdien, yra CZ10C. Beje, ginklas yra tuščias ir saugus. Tai truputėlį apie ginklą ir pasirinkimą, kodėl būtent toksai. Na, iš esmės, savo poreikiam nešioti kasdien ieškojau kompaktinio dydžio pistoleto ir niekam nepaslaptis ir brandas užsitarnavę savo reputaciją yra Glock. Kai pirkau, tiesiog, nežinau, principingai turbūt ieškojau ne Glocko ir puikios alternatyvos jam. Tad pavyko rasti, nes rinka šiuo metu tikrai užpildžiusi konkurentais šitam garsiam brandui. Tai šiek tiek apie ginklą, bendram įsivaizdavimui, tai yra kompaktinio dydžio pistoletas, aišku, lyginamas su Glock 19 ir tai buvo bene agresyviausias turbūt konkurentas 19 Glockui. Ir noriu papasakoti, kodėl rinkausi būtent šį, o ne Glocką. Su pirma, tai gamintojas, matyti, davė daugiau dėmesio į kliento poreikius ir mane, žodžiu, sužavėjo pati ginklo ergonomika. Kiekvienas ginklas turi savo atitinkamą kampą ir skirtingi šauliai, skirtingios rankos ir tai yra labai svarbu. Tai yra keli momentai, kuriuos įdėjo CZ10C, ko Glockas dar po šioliai neįdėjo už papildomus pinigus. Sakykime, tam, kad gerai šaudyti, gerai reikia paimti ginklą, vadinasi, mes jį turim pasimti kiek įmanoma aukščiau. Šitoj vietoj yra ganėtinai gili išpjova, aukštai įdėti savo pirštą. Turime labai smagiai įliemenuotą nugarėlę, kas leidžia lygiai taip pat aukštai paimti ginklą ir kas mano rankai labai gelbėja, kada ranka yra labai aukštai, spina vaikšto ir aš neturiu kontakto su nykščiu, ką turiu nuo Glock 19. Tai yra totalus konkurentas 19 Glockui tiek dydžiu, tai matmenys yra beveik identiški. Šiek tiek ilgesnis vamzdžiu ir šiek tiek ilgesnis rankenos ilgiu, tai netgi be dėtuvės mano mažylis pirštas telpa ant rankenos, o įdėjus dėtuvę visiškai nesijaučia, kad kažko trūksta. 19 Glocko rankena man šiek tiek yra per trumpa ir mažylis pirštas dažnai krenta. Tai kelia man diskomfortą, turiu papildomai apie tai galvoti ir tikrai nepadeda. Toliau, nepaskutinis dalykas yra rankenos tekstūra. Su Glocko tekstūra, ypatingai dabar 4-5 generacijos, viskas yra tvarkoj, bet CZ turi ganėtinai agresyvę, sakykime, netgi tekstūrą. Tai gali net ne visiems patikti, bet man tai labai tinka, nes ganėtinai rimta ginklo kontrolė. Ir aš, sakykime, prie jos jau pripratau. Iš pradžių buvo toks truputį keistas jausmas. Keliaujant toliau, turime nuleistuko skliaustelį. Tai, kaip ir minėjau, turime ganėtinai nemažą išpjovą pirštui, kad galėtumėm paimti kiek išeina aukščiau. Pats nuleistuko skliautelis yra ganėtinai didelis. Sakykime, kieno ranka didesnė arba žiemą šaudant pirštinėmis, tai tikrai labai svarbus momentas. Toliau turime spyną. Glockui, jeigu neklystu, prireikia 5 generacijų, kad atkeliautų iš gamyklos su priekiniais ir galiniam išpjovom suimti spyną užtaisimui. Toliau seka dėtuvės, ne dėtuvės, o spinos numetėjas. Jisai yra iš abiejų pusių, tai tiek kairiąja, tiek dešinė ranka arba situacija kažkokia galima tą numesti.
turėčiau paminėti, kad kai gauni jį iš parduotuvės ir jis yra visiškai naujas, labai sunku numesti spyną. Tikrai labai sunku. Bet prasišaudžius, atlikus bent jau 100 šūvių, viskas veikia kaip turėtų veikti ir nėra problemų. Dėtuvės išmetimo mygtukas gamykliškai atkeliauja dešiniai pusiai. Čia yra generacija antra. Pirmoji generacijai buvo tiesiog iš karto įmontuota abiejose pusėse, bet šaulių naudojančių ginklą buvo eilė nusiskundimų, kad, sakykime, dešiniarankis naudodamas ginklą tiesiog netyčia nuspaudžia ir būdavo, kad krenta dėtuvė, tai antroji generacijoje jau yra palikta opcija tik tai šitoj pusėje. Bet persidėti šitą dalyką galima. Dėtuvės ateina metalinės, pas Glocką yra metalinis rėmas apvilktas polimeru ir kartais su Glocku būna, kad dėtuvės nenori labai laisvai kristi iš ginklo. Turiu CZ P07 modeliuką ir tai yra labai giminingas ginklas, todėl dėtuvės tinka ir šitam pistoletui. Tik tai susidūriau su tokiu momentu, kad pas P07 buvo viena išpjova dėtuvė, todėl netiko man į šitą. Bet labai smagu, kad Lietuvoje Vilniuje berods yra Falcon Tactical kolektyvas, kur paprašius nusiunčiau ir padarė kaip gamyklinį darbą. Tai dabar turiu tiesiog komplektacijai daugiau dėtuvių, nereikėjo papildomai pirktis. Tai metalinės dėtuvės man buvo pliusas. Toliau nuleistukas. Dažnas gali pasakyti, kad Glocko nuleistukas yra ganėtinai kietas, nemalonus, nesmagu šaudyti ir taip toliau. P10C savo laiku išėjęs į rinką buvo bene vienas geriausių tiesiog naujų komplektacinių nuleistukų. Aš pasikeičiau nuleistuką, nes turėjau galimybę jį pasikeisti tiesiog čia Lietuvoje. Galite jį, kas nusipirkę, kas turite ir domina, Šūvio akademija, elektroniniai parduotuviai, 60 keli pinigai. Šiek tiek apie nuleistuką, turbūt gamyklinis nuleistukas ateina su berods 2 ir trupučiu kilogramais matuojamas nuspaudimas. Šį nuleistuką įsigijus jisai atvažiuoja su 2 spyruoklių komplektu, kas nuleistuką padaro nuspaudžiant 1,8 ir 1,6 kg. Labai smagus tikrai nuleistukas ir resetas yra labai netoli. Tai labai smagu šaudyti, tik tai jausmas iš pradžių buvo dvipusis, nes nuspausti yra labai smagu, bet šiek tiek atsiranda tokia baimė. Baimė kame, toksai nekontroliuojamas atrodo kartais nuspaudimas. Tai tas, kas pasikeičia, rekomenduočiau tikrai pasitreniruoti, padirbti ir su piršto kontrolė, tam, kad priprasti ir kad sumažinti tikimybę atsitiktiniam šūviui. Dar vienas iš kriterijų buvo, kodėl rinkausi CZ, nes Europoje galima gauti aksesuarų ir nereikia siųstis ten kažkur iš Atlanto, mokėti papildomų siuntimo ir muito mokesčių. Tai aš rinkausi pilnesnę komplektaciją P10C OR Optic Ready, kas reiškia, kad mes turime išpjovą tokiai plokšteliai, kurią galima, į spyną įstatyti kolimatorių. Tai aš taip ir padariau, pasiėmiau OR versiją, užsisakiau kolimatorių ir mano komplektacija yra daugiau skirta tiesiog mano asmeniniam poreikiam patenkinti. Aš jį nešioju kasdien savigynai, dalyvauju ir kartais varžybose. Tai, sakykime, šiuolaikinis taikymosi mechanizmas, pasikeičiau nuleistuką ir žibintuvėlis, sakykime, pasišviesti tamsoje. Labai smagu, kad jau Lietuvoje galime ginklą įsigyti kaip ir bet kokią kitą prekę. Pats pirkau savo ginklą
Vilniuje ginklai.lt. Labai faina parduotuvė ir po ginklų fondo uždarimo buvo bene pirmoji parduotuvė, kuri pradėjo vežtis kitokio brendo ginklus, pradėjo klientui pasiūlyti šiek tiek daugiau ir kas man buvo asmeniškai pačiam smagu, kad ir atsirado versijų kaip Optic Ready ir galimybių kažkaip kitaip tuninguoti. Tai susisiekus, užsisakius, atvažiavo, įsigijau ir labai patenkintas, labai geras kolektyvas. Toliau, šiaip beveik kiekvienas ginklas turi begelius uždėti žibintuvėlį ar kitokį kitą aksesuarą. Mano atveju dėjausi žibintuvėlį, nieko įspūdingo, šito gamintojo žibintuvėlį jau dabar yra daug. Kai rinkausi ir ieškojausi pats, man reikėjo dydžio sulig mano ginklu, tai šito gamintojo turbūt pirmieji atstovai Lietuvoje buvo emedžioklė.lt, tai ten ir įsigijau, tikrai galite įsigyti ir jūs. Ir kadangi ginklą komplektavausi su kolimatoriumi, vadinasi, uždėjus kolimatorių tarsi prarandam galimybę naudoti savo originaliais taikikliais. Tai tokiam naudojimui yra aukštesni taikikliai, kuriuos teko jau nusipirkti, jie komplektacijoje neateina, bet vėl tai nebuvo sudėtinga ir nebuvo brangu, nes Europoje jų galima įsigyti. Paskui video apačioje kažkur pridėsiu nuorodas visų daiktų, kuriuos čia paminėjau. Na ir visumoje tai buvo pagrindiniai kriterijai, kodėl rinkausi būtent šitą. Ir ne paskutinis dalykas - kaina. Ginklas yra pigesnis, vėlgi lyginant su Glock brandu. Tai kas man imponavo, tai žodžiu spinoje esantis tiek priekį, tiek gale išpjovos užtaisimui, pati ginklo ergonomika, galimybė patogiai, ne tiek kiek patogiai, kiek labai natūraliai, tas labai palengvina šaudymą. Paimti aukščiau, nuleistuko skliautelio dydis, pats nuleistukas jau gamyklinis, jo galima net nekeisti, yra labai malonus. Tai turbūt tiek, tai nėra vienintelis mano ginklas, apie kitą ginklą padarysiu irgi video šiek tiek vėliau. Tai buvo mano pirmasis ginklas ir dėl kai kurių priežasčių įsigijau ginklą šį, bet papasakosiu apie tai vėliau. Tai tikiuosi, kad kažkam bus naudinga ir ypatingai tam, kuris renkasi pirmąjį savo ginklą. Ir kai jau ginklą įsigysit ir atsiras poreikis jį nešiotis, galite kreiptis į Kydex dėklus. Tikrai turiu ką papasakoti ir ką parodyti. Ir tokiu būdu, tikiuosi, prisidėsiu prie jūsų kokybiško ginklo naudojimo.